Tai labas rytelis visiems. Šiandien ir 14 dienelę Kapminu. Biški šlapė. Pirmą tokį važiavau. Tie žvyrai jau tokie, gal sakyčiau, balti, toks jau akmuo. Tikras. Oi, čia kiek avyčių. Čia mane dėl to ir vedė. Kiek, žiūrėkit, kaip gražiai aš čia. Jėd viską. Žodžiu, žiūrėkit, kiek be. Radvilai, pažiūrėk, kiek be. Be, ten dar girdžiu kažkur mūk. O Jėzus, kad duodas. O žiūri mane. Labas. Vakar meitelius mačiau. Tokius didelius, tokius dideliais ragais mačiau. O šiandien jau avių banda. Tai važiuoju per kaimus į dairus, yra dar ką nors, ne? Iš medelių tokių, iš tų namelių. Nu jau trankilo, jau bailando. Jau man ispanis vaibelis. Net kveps skaniai. Jau matau, ką kaimelis labai gražus. Jau reiks kažkur sustoti. O čia. Va. Kap čia gražu. Eikit savo. Per šitą upę. Eikit savo, kaip gražu. Žvejų yra. Šakės. O kaip gražu. Tai dar parašyta kažkas yra. Einam paskaityti, saulė šviet. Lens saulutė. Jūs įsiversit, kas čia parašyta. Aš nežinau, atvariau. Nieks mūsų nelaukia. Nieks mūsų nelaukia. Tai nežinau, kaip čia bus. Ką čia reiks daryti. Ką čia rašo. Nelabai suprantu. 10 valandą. Karočią, ėja dėdis prie visų mašinų įlipus į tą keltą. Jam ten tą duoklę 500 forintų. Aš žinau pažiūrėti, kiek forins kainuoja, nu pagal eurą verčias. Žodžiu, 1 euras ir ten 300 forintų. Gaunas taip, 500 forintų, individualus bilets yra 1,32 €. Jisai žiūri mane, aš duodu jam tą eurą, 1 eurą duodu, nes sakau, arba kortelė, arba euras. Iškart paklausiu, sakau, gerai bus už eurą. Jo. Įlipom į tą, prie manęs, rodo 3 eurai. Sakau, aš jam įjungiau telefoną, sakau, žiūrėk, sakau, 1 euras yra 300 centais forintų. Sakau, ką tu svaigsti, žinai? Mojus man ranką, važiuok tipo, plauk tipo. Galvoju, gersa plauks. Norėjo apgauti. Karočią kosmonautikos jam. Jį nedavė už 1 eurą, jį for free variau. For free, jį dar ir klot nereikėjo. Karočią, vengrą saka, Niks kartačka. Galvoju, okei. Niks kartačka, špigalo tau bus. Persikėliau aš per tą. Su to keltu persikėliau per tą kanalo rūpę. Ir va tokie kalniukai jau, spogiukai. Sens kelmės plens sutvarkyts. Žodžiu, aš jumis visus apgavau, jokio aš ne Vengrijoje, o kelmėje, va, senam plente. Esu saulė švieš man iš kairės. Žodžiu, po kairę kurtų vienai, o tiesiai važiuoju į Šiaulius. Taip kad turėkit bėdą. Ką tik visus apgavau, niekur aš nevažiuoju. Po Lietuvą braidau, žodžiu. Į viskas. Ačiū, kad visi paukojat pinigus. Iki kitą kartą. Čia ir mano visa šaika, kuri kelioniai mane stebi, sek. Ir kitai followin. Žodžiu, nu bet gražu. Turim vainiukų pridėtą. O, vainiukų pristatyta. Čia jis taip praskilęs, a čia taip turbūt. O čia neaišku. Žodžiu, aš biškį jau pavargęs. Liko visą labą 74 kilai. Mane tik tais džiugina
Saulė ten kažkur turėtų būti, ten va, saulė kažkur turėtų būti. Pavalgyti bulvių. Išlendau iš to pagaliau šiam antrą kelią. Nu, nesąmonė muziejus ten su fūrom daužytis. O bulvės krent, karočiai, iš po Chest Mounto, tai teko sustoti pavalgyti. Užkandu. Stoviu čia toj stoteliai. Valgau tas bulves. Ir negaliu patikėti, a čia yra, čia tie 3. Ką jie čia reiškia? Pil forintus į tualetą. A čia vengrai taip supranta tipo šituos. Aš jiem duodu liuksą tada dėl politinės reklamos. Nes šitie 3 berazumiai yra. Tikrai. Tas tai didžiausias berazumis. Ta dar didesnė Europos Sąjungos barazumė. O šitą nežinau, kas čia toks. Bet kad jie visi pinigus pil į tualetą, tai fakt skaiblins. Į jūsų pinigus. Taip kad turėkit omeny. O aš toliau. Fintą tokį, va. Tokį fintą pabandysiu. Žiūrim, ką turim. A matas kas nors? A nesimata? A? Nežinau. Nes mano fotochrominiai akiniai gal visai gražiai čia, tas užtemiams gaunas. Tai va, žodžiu. Biškį parodžiau. Pažiūrėsim, kas čia gavos. Per tos akinius. Vengrą ten su to vaiko. Labai minimaliai šneka angliškai, bet vaiką ruoš triatlonui, training ir, žodžiu, sako, kur tavo visas stuffs, jeigu tu važiuoji į Ispaniją. Sakau, pas mamą. Sako, rimtai, aišku, sakau, ką ne. Sakau, žmona su mašina važiuoji. Sakau, ten viskas ir. Eik, savo, sako. Tai kiek, sako, čia žmonių min? Vien, sakau, aš čia minu. Tu galvoji, čia aš pamočniką, sakau, turiu. Ant to dviračio, kas mane pakeičia. Sakau, ne. Sakau, bet ir neminu 24 valandų dviračio. Eik, savo, sako, 5000 kg. Berazumis, sako, tu. Nu, sakau, berazumis, aš ir sakau, aš berazumis ir esu. Nu, tai va, papezijom apsisuka. Visiškai vaiba nėra šiandien. Nors iki subinį įsignyp. Žodžiu, įmint nesinori. O sysiu noriu, gal pasisiavus bus geriau, nežinau. Karočią, kosmonautika baisi. Lika kiam 8 kilai, tu ką nori tą padaryk. Paperski į, žodžiu. Ir uždek degtuką, da. O, tai lika 10 kilų kitą ežerą. Ir čia važiuoja Eurovelo 14, man atrodo, europinių kelių. Jeigu pagal Maps'ą ten tą žiūrint visą sužymėjimą, tai man atrodo, kad čia Eurovelo 14 yra. Kalbos, psichologiškos. Aš, žodžiu, va. Man jau pizdauskas, aš pasakysiu tik tiek. Gražus oras visą kitą, bet man, žodžiu, va tai va. Išrinkas kitliukus. Eilinis iki išmušė viską, saugiklius. Kaip tada Vengrijai užvakar bookingė. Taip, činkšti nebėra elektros, va taip va, man irgi paukšti nebėra elektros, įsuktų ką nori, nesisuk į viską. Nu va, turiu tokį vaizdelį. Saulutė po kairę. Čia medžiai dar su lapais. Ne vien tik ežeras yra ten, bet žiūrėkit, ir uolų yra. O, toks kalnins. O aš va, leku. Va, man va tokias va, tokie koridoriukai labai patinka. Galiu atsipaldavęs minti, nes vėjo nebėra. A, negražu. Ką gražiai šitie medžiai vijurkais apžėlė. Čia šiaip vynogins yra, ne vynogių, fui, avietins, žodžiu. Bet toksai mystical, toks tikrai mystical parkelis, toks gal, sakyčiau, aišku, apžėlės, netvarkings visą kitą, bet labai mystical atrodo. Tokį va kalniuką turiu, žodžiu, kapuojam. Kapuojam, indė. 10, 12, 15. Tai mašiną duot, leidžiasi į apačią. 22. Alio, ką darai? Kokia kalnins bus man po dešinę. O dabar važiuosiu. Taip važiuosiu, paskui pasuksiu. Į karočią ir to visą dieną, taip tiesiai. Taip va, muzikėlė groja man ausį. Saulutė daužo mane. Karšta, baisiai. Karočią.
Nebegaliu jau viskas. Apakau čia. Aklas. Tada į kalną reik minti. Žodžiu, mažiuk, nepyk. Bet tau vis dar teks daug žiūrėti. Nes aš vis filmuoju ir filmuoju. Padangas lika 12 km. Meridinės. Ir... Čia bus prakandęs kažkur padanga. Maladėts. Maladėts, Vengrija. Vo, blėt. Pizda. Turiu. Auksinis. Nebesimat. Man iš kiekvienos tepalas bėg. Jau kartuojas. Bet tikiuosi, kada trauksiu tos 8 km iki namų. Ir žiūrėsim, ką čia toliau daryti. Nes labai negerai. Labai negerai. Gerai tik tiek, jeigu užtraukė. Tokie plėviai užsitraukė. O jeigu neužtraukė, tai bus labai negerai, nes naktį tiesiog išleis padangą. Važiuoju pas tave. Kas vaibelis. Tai žodžiu, tos kalnus pasisikoda paminti. Tai ką 5 km iki namų. O saulėlydis tai fantastiškai sejonė. Oi, pasipuoši čia. Biškė kalėdinio vaibelio. Atvariau į tokią vietą. Jau aš galiu pasakyti, čia yra Bailando. Oi, čia poniukai. Kokie grožiai. Va tokius turiu. Savo kaime. Pralėkiau savoje. Taip ir nesupratau, ką čia veik man da kilometras iki namų. Ką tu čia darai? Kilometrą? Man 900 km rodo. Kaip čia suprasti?